Pirmasis trumpas pasivaikščiojimas po Vilniaus senamiestį parodė tokį liūdną dalyką, kad visas LDK paveldas yra sunaikintas, daugiausia Romanovų jėgomis, paskui karų. Tačiau kas labai nustebino, ypač kalbant apie Petnicos cerkvę, kad net ir savo paveldą, tai yra stačiatikiškai, jie lygiai taip pat niokojo kaip meška porceliano parduotuviai. Ir antrasis pasivaikščiojimas buvo lygiai toks pat paprastas, ten 15 minučių ir jis atvėrė akis. Naikinta buvo viskas. Kas tai buvo norėta paslėpti, sunku pasakyti, bet įrodymai akivaizdus. Pasivaikščiokime. Footsteps lost in winds gone by, whispers of a time so bright in the shadows of the night. Temples rising to the stars, ancient dreams in earthen jars, mystic songs of life and lore, echoes of love forevermore. Palikę Petnicos cerkverį, judėdami didžiąją gatvę link Rotušės, visai šalia po kairę pamatome tokią nenusakomos architektūros cerkvę. Iš karto kyla įtarimų, kad tikrai su jie kažkas buvo daryta, nes tokių vaizdų Vilniui daugiau niekur nerasime. Įdomu, kam ji buvo statyta, kad turėjo iškesti paskui tokį žiaurų perstatymą. Pabandome susirasti kiek senesnių paveikslų iš senesnių laikų ir jie tikrai, švelniai tariant, nustebina. Nes vietoj cerkvės matome, klasikinę barokinę bažnyčią. Pasižiūrėkite į tos bokštus. Kaip nekeista, ant stogų netgi kryžiai katalikiški. Aplinka cerkvės irgi kelia daug klausimų, nes to vietoj didžioji gatvė dar nėra pakankamai išplatėjusi. Tačiau pasirodo, prieš 100 metų su trupučiu ten tilpo dar net vis ištisa namų eilė. Bandant nors kažką sužinoti apie cerkvės praeitį, painiava dar labiau gilėja, nes rašoma, kad galbūt Gediminas arba Algirdas jau ją pastatė. Tai kaip čia gaunasi vėl Algirdas, lyg trečios žmonos neturėjo, kam jis čia dar trečią statė. Švis vienas šalia kitos 3 cerkvės. Ar čia apskritai kokia cerkvė bėra Lietuvoje, tai užrašai, kad Algirdo ir nereikia sukt galvos. Pavadinimas irgi gana keistas bei netipiškas Lietuvai, skamba maždaug taip: Švento Nikolajaus stebukladario palaikų perkelimo cerkvė. Nikolajus tai lietuviškai Mikalojus, o kad dar aiškiau būtų vaikam, tai Kalėdų senelis. Kaži, kokį jisai stebuklą padarė, kad nusipelnė va tokios garbės, tokios cerkvės. Ir pasirodo, kad stebuklas iš tikro įvyko. 1514 metais caro tokio Vasilijaus III arba Bazilijaus III ordos veržėsi link Lietuvos, jau jos užėmė Smolenską ir įsiveržė į dabartinę Gūdiją ir galėjo baigtis taip, kad Lietuva nebūtų išlaukusi netgi padalijimo, 18 amžiaus pabaigoje būtų išnykusi jau tada. Tačiau kunigaikštis, tiksliau karvedys Ostrogiškis, Oršos mūšyje, sumuša tą ordą ir Lietuva lengviau atsikvėpė. O Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, tuometinis Žygimantas Senasis, tokios puikios pergalės proga suteikė teisę Konstantinui Ostrogiškiui statyti 2 cerkves Vilniuje. Iš tikro tai gan retas atvejis, nes kur Lietuvoje begyventumėte, kokiuose miesteliuose besilankytumėte, visur matote daug cerkvių, tačiau jos beveik visos yra carinės okupacijos, tai yra praktiškai 19 amžiaus cerkvės, o LDK laikais katalikiškoj pusėje srityje cerkvių nelabai buvo galima statyti, ypač mūrinių. Ir kodėl tuomet carai norėjo ištrinti šį paminklą ir apskritai Oršos mūšio neminėti istorijoje? Augi gan įdomu, nes gaunasi Lietuvos didysis etmonas tuo metu buvo iš Ukrainos kilęs stačiatikis,
Ostrogiškis, kuris vedė lietuvius, tada gudų stačiatikius ir Ukrainos stačiatikius ir sumuša maskvėnų stačiatikius. Tai bet kokias idėjos, kad čia būtent Maskva turėjo vienyti visus regiono stačiatikius, buvo sugriauta, jie buvo sumušti net. Naikinamojo darbo ėmėsi, kaip ir visada, dešinioji Muravjovo Koriko ranka, architektas kabutėse Čiaginas, kuris puikią barokinę architektūrą pavertė į va šitą, taip pavadinkime, neobizantinę kakafoniją. Atsilygino už Oršos mūšį kaip mokėjo. O į kairę nuo įėjimo vėlgi prikabino pagyrimų lentą tam pačiam Muravjovui, kuri vardijo, kad dėkingi Vilniečiai pakabino ją dėkodami generalgubernatoriui, kad neramumus numalšino. Va taip. Keistas momentas tik, kad jau 30 metų kovojam su lietuvių skulptorių sovietiniais paminklais, kurie kartais yra visai be politinio atspalvio, tačiau nematome tokių reliktų, kur tiesiog šlovina 120 metų trukusią carinę okupaciją. Labai keista. Interjero tapyba taip pat buvo sunaikinta, taip kad net nežinome, kas tenai buvo pavaizduota. Gal kažkas irgi, kas nepatikt turėjo carizmui. Tačiau tai, ką padarė Čiaginas, vėlgi stebina. Šį kartą nepagoniški motyvai, bet dairantis atrodo, kad iš vis kokiam Samarkande čia islamo kultūrai atsidūrė. O kamputį dar į mus žvelgia Aušros vartų Madonos kopija. Ką įveikia cerkviai, neįsivaizduoju. O dabar per kiemus ir Savičiaus gatvelę nusileiskime link Vilnios, kur apžiūrėsime dar vieną cerkvę, kurią pastatė be abejo Algirdas, kas daugiau. Ir tokią tariamą pseudomaniją Algirdo statyti cerkves lengviausiai paaiškina gudų istorikai, jiem viskas paprasta. Pasirodo, anot jų, Algirdas tai yra tiesiog stačiatikių kunigaikštis vardu Aleksandras. Ir dėl to jis stato tiek cerkvių. O tai, kad laisvalaikiu mėgsta stačiatikių vienuolius kalti prie kryžių ir pats po mirties sudeginamas ant laužo su 18 žirgų, tai jie mandagiai nutyli. Pabandykime šią cerkvę irgi apžiūrėti iš arčiau ir pažiūrėti, gal kokių paslapčių jie atskleis. Visų pirma, reikia pabrėžti, kad tai yra soboras, ką reiškia katedra, pagrindinė Vilniaus stačiatikių bažnyčia. Pavadinimas Dievo motinos dangun ėmimo soboras. Ir jau pati išvaizda truputį nestandartinė, nes ji labai primena gynybinę pilį su aukštom sienom, gynybiniais bokštais, mažais langais. Kaži, kas ten buvo anksčiau. Sienose matome tokius intarpus, kur restauratoriai lyg palikė gotikinio mūro, tai galbūt bent ši cerkvė bus mažiausiai perstatyta ir išlikusi kokia senoviai. Tačiau pasikėlus cerkvės istorijos aprašus, jau iškart kyla įtarimas, kad vėl bus nusivilta, nes pamatome pažįstamą pavardę. Taip, pirštus vėl prikišo Čiaginas. O kodėlgi ir šį soborą teko rekonstruoti? Toks vaizdas, kad neišskiria, kur katalikų bažnyčios, kur stačiatikių cerkvės viską po vienu plentvoliu traiškė. O pasirodo, buvusią cerkvę sugriovė ta pati carinė kariuomenė. Kosciuškos sukilimo metu 1794 metais, užimdama Vilnių, ji tiek pliekė į visas pusės iš patrankų, kad sugriovė stačiatikių cerkvę. Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad ne visai sugriovė, pastatą remontuoja, ir galima būtų tikėtis, kad iškilmingai grąžina cerkviai. Ne, ten įkuria anatomijos teatrą, kur Vilniaus universiteto medicinos studentai ir profesoriai skrodžia lavonus dažnai už pinigus prieš publiką. Čia užėmusi carinė valdžia
iš stačiatikių cerkvės. Aš kažko tikrai pradedu nebesuprasti to istorijai. O po 1863-64 metų sukilimo vėlgi įsikiša tas pats jau minėtas Čiaginas. Kartu su Muravjovu jie perstatinėja viską Vilniuje. Per porą metų perstato visas bažnyčias, cerkves, kas yra irgi čia iš fantastikos ribos. Duotų dabar kas tokį Čiaginą, turėtume 30 nacionalinių stadionų per Lietuvą. Po tokių cirkų jau autentiškumo čia rasti kažkokio nesitikime, na bet vis tiek. Užmeskime akį ir į vidų, gal dar kas įdomaus ten likę arba naujai padaryta. Ir akurat vienas altorius skirtas mūsų senam geram pažįstamam iš Mindaugo serijų, tai Aleksandrui Nevskiui arba Neviškiui lietuviškai. Pasirodo jis ir šventasis. Pasirodo, kiek nedaug tai reikia. Bučiuoji tapkės Hanui, išmuši giminės, kurie bando sukilti prieš Haną ir pats engi liaudį. Ir tu jau šventasis. Puikus pavyzdys dabartiniam carui. Bet tęskime kelionę toliau, pakilkime į Bokšto gatvę. Pavadinimas sakytų, lyg turėtume rasti bokštą. Bet paėję randam ne bokštą, o kažką gan keisto. Nei tai kažkokį tai senovinį tvirtinimą, nei tai fortą. Sako literatūra, kad tai barbakanas. O, tai žodis. Pasiaiškinkime, ką tai reiškia. Pasirodo, tai gynybinis įrenginys skirtas apsaugoti miesto sieną ir miesto vartus, kitaip dar vadinama Bastėja. Atrodytų viskas aišku, kažkoks patrankų fortas, šaudyt aplink pasagos formos, na ir daugiau klausimų neturėtų kilti. Tačiau atidžiai apžiūrėjus, klausimų kyla ir labai daug, o atsakymų į juos nelabai ir yra. Net nuėjus į Bastėjos oficialų puslapį Nacionalinio muziejaus puslapyje, apie jos istoriją skyrelis neveikia. Matyt, ir jie nežino. O tie klausimai atrodytųgi tokie paprastučiai būtų, pavyzdžiui, elementarus. Kada ir kas pastatė ir kokiu tikslu, pasirodo netgi ir tai nežinoma. 17 amžiaus pradžios Vilniaus apraše jau ta Bastėja, opa, kaip Pilypas iš kanapių ir iššokusi. O kas suprojektavo, kas pastatė, neaišku. O gal kas nors atsimenate kokią nors Vilniaus apgultį ar mūšį, kur ta Bastėja būtų buvusi naudojama? Nu, aš neatsimenu. Net Aušros vartai dar per Kosciuškos sukilimą dar atlikinėjo savo viduramžišką funkciją, o va toks modernus patrankų fortas nė žodžio, kad būtų kariavęs. Kiečiausia dalis tai, kad didžioji dauguma patrankų šaudymo angų, bent jau kaip jas vadina, žiūri į šlaitą, į kalno šlaitą tiesiog. O tas kamputis, kuris žiūri žemyn į Vilnios slėnį, man labai keista, aš priešo vietą tikrai nepulčiau į kalną, daug ramiau gali apeiti ir pulti nuo Aušros vartų ar nuo kitų pusių, kur lyguma ar pro Trakų vartus, kur iš viso nuo aukštumos gali apmėtyti kepurėmis gynėjus. Bandoma sakyti, kad su laiku, čia gal kultūrinis sluoksnis užaugo ir palaidojo tą Bastėją, todėl dabar atrodo, kad į kalną šaudo. Tai atsiprašau, bet visi tie kalnai aplink, kur misionierių bažnyčia pastatyta, tai yra kultūrinis sluoksnis, jų anksčiau nebuvo, bet pati bažnyčia architektūriškai barokinė ir ji turi būti vėlesnė negu renesansinė Bastėja, tai ką, jie ant kultūrinio sluoksnio pastatyta? Ir kokius vartus jį tada turėjo apginti? Logiškai Subačiaus, nes jie visai šalia Subačiaus gatvė, kur eina, jie ten stovėjo. Bet gaunasi, kad tie vartai irgi stovėjo daug aukščiau negu Bastėja, iš apačios gynė. O gal dėl to ir neapgynė nieko, nes visai ne ta paskirtis buvo, iš kur mes čia žinom, kad čia dabar ta karinė tvirtovė. Pažiūrėkime, kaip neseniai tai dar atrodė ir ką pastatė dabar. Nuo senų laikų žinoma ir legenda apie Vilniaus baziliską, tokį kaip ir drakoną, kuris gyveno Vilniaus požemėse, Bokšto gatvėje, tai kaip ir šiuose turėtų būti. Ir tas mitas yra labai tartinai panašus į Persėjo mitą iš Graikijos.
Nes jaunuolis pasinaudoja veidrodžiu, kad užmušti baziliską, kuris numarindavo žmonės savo žvilgsniu. Tai čia 1:1 kaip Gorgonės medūzos mitas, kas nuo ko nuplagijavo. Bet reikėtų atkreipti dėmesį, kad jau jeigu yra mitai, tai reiškia Bastėja jau šimtmečiais buvo po žeme. Pavyzdžiui, Pranciškus Smuglevičius, žymus dailininkas, po padalinimo tapė Vilniaus vaizdus ir nutapė miesto gynybinės sienos fragmentus ir daugelį miesto vartų. Tačiau Bastėjos jis jau nematė, ji buvo po žeme. Carinė valdžia netrukus irgi griovė miesto sieną bei vartus, tačiau Bastėjos nelietė, tiesiog jos nematė, nežinojo, kad tokia yra. Tai, ką matome dabar, yra visiškai nesenas naujadaras, jam tik tai gal koks 40 metų maksimum, nes žurnalistas Bulota dar giliam sovietmetį leidosi būtent į skylę šitame kalne ir pakliuvo į tuos požemius. O nuotraukos yra irgi išlikusios, kaip atrodė atkasinėjimas. Tai kaip Bokšto gatvė galėjo vadintis Bokšto gatvė, jeigu ten tais laikais jau nekvapo nebuvo tos Bastėjos. Ir aš turiu tokią hipotezę, kad ji vadinosi ne dėl to, kad ten kažkada šita tvirtovė stovėjo, o todėl, kad už jos iš karto stuksojo Subačiaus vartai, kurie atrodo kaip du dviniai bokštai galingi gynybiniai. Jų taip pat carinė valdžia nepasigailėjo, tačiau mes turėjom šansą atkurti bent kai ką iš to laikmečio, nes neseniai čia statant šalia naujus pastatus buvo atidengti seni gotikiniai rūsiai, bokšto ir panašiai, o dabar tik matome naujas plyteles, o realiai ten viskas papačia dar daug ko yra išlikę. Štai jum keletas nuotraukų, pavyzdžių, kurias nufotografavau, kai buvo atidengta, bet vietoj to, kad išsaugoti, vėl viską užpilė ir uždengė naujadarais. Kodėl slepiama Lietuvos istorija? Ir kyla toks klausimas. Jeigu Bastėja, kaip sakoma, mum prarijo kultūrinis sluoksnis, tai kodėl jis jo neprarijo Bastėjos aplinkos? Kodėl neprarijo miesto sienų, miesto vartų, tų pačių Subačiaus vartų? Pačios Bastėjos sienos plytinės po rekonstrukcijos dabartiniais laikais jau vien kiek aš atsimenu 2 kart buvo nuslinkusios, tai tikėtis, kad ten pamatyti kažkokią autentiką iš 17 gal ir daug ankstesnių laikų, tai galima tik pasvajoti. Taigi, kaip matome ir iš antrojo pasivaikščiojimo, mum bandoma kaip senovę parduoti kažkokį kičą, kažkokius naujadarus, nutylint, kad mūsų senovė buvo visiškai sunaikinta ir kaip ten iš tikro buvo dar labai didelis klausimas, kaip sunku atskirti naujadarą nuo realių elementų, tai galite įsitikinti Trakų gatvėje, kur stovi 2 žymus atlantai prie įėjimo į rūmus. Nu ir ką, panašus viens į kitą, panašus, tačiau vienas yra visiškai naujas, nes jį sudaužė pasiūtęs automobilistas visai neseniai, maždaug prieš 20 metų, štai kaip tai atrodė. Ir jis dabar yra, atkurtas, nes ką darysi. Bet realiai praeiviai paprastam atrodo, kad tai yra 2 senoviniai lygiaverčiai paminklai. Dar vienas paslaptingas ir daug klausimų keliantis dalykas yra tai, kad Vilniaus istorijoje buvo ne vienas toks atnaujinimas per statymas miesto. Pavyzdžiui, kad ir 18 amžiui atsirado tas vadinamas Vilniaus barokas ir buvo perstatytos arba pastatytos beveik visos barokinės šiuolaikinės bažnyčios. Ir vietoj Ščegino tuo metu tą darbą praktiškai vienas užsiėmė toks architektas vokietis Glaubicas. Bet klausimas, o kur dingo visos senosios tada bažnyčios? Sako, tai sudegė, buvo Vilniaus gaisrai, tai sudegė. Įdomu, kaip čia visos senamiestį gali mūrinės bažnyčios sudegti iki tiek, kad jau net remontuoti nebepavyksta, o reikia atstatinėti. Plius dar atkreipiant dėmesį, kad nei 18 amžiaus vidury nebuvo jokių karų ar katastrofų, nei 19 amžiaus, kai carizmo perstatymai vyko, irgi nieko nebuvo. O gal buvo kažkokie kataklizmai, ko mes nežinome? Štai ir antrasis pasivaikščiojimas eina į pabaigą. Matome tikrai, kad jų dar tikriausiai bus ne vienas, nes paslapčių yra labai daug.
O kol kas dėkite patiktukus, prenumeruokite kanalą ir netrukus vėl susitiksime. Iki greito. Ancient times gone by.